Sveiki, parašiau patį išsamiausią klipą, kaip tapti energingu ar energinga ir nenoriu girtis, bet manau, šis klipas tikrai išsamiausias ir geriausias net tarptautiniu lygiu. Prieš pradedant video paminėsiu svarbiausius faktus, kuriuos man pertikė įvairūs Dievo žmonės, nes aš daug metų kovojau su nuovargiu ir Dievas suteikė man patarimų per tos žmonės, šlovė Dievui. Palieku nuorodas į jų video apačioje description. Čia tik porą, aš labai daug jų tų video sugavęs, prophetic video vadinasi. Ir komentaruose palieku nuorodas ir būtina jos peržiūrėti, nes jose yra pasimeldžiama už jumis ir jūsų energijos lygį ir tai gali išgydyti jūs, nes malda yra turbūt svarbiausias aspektas kovojant su nuovargiu. Taipogi tie video yra prophetic videos, kas reiškia, per juos Dievas bendrauja su žmogumi. Pavyzdžiui, aš neieškojau niekada informacijos apie energiją, ji pati man pasirodė, tad jeigu jūs tos video žiūrėsit, galbūt Dievas užmegs ryšį ir su jumis ir jūs ateityje rasit apie kitas problemas ar gyvenimo tikslus, ką veikti, panašiai, daug Dievas gali ką patarti. Bet neprižadu, kad Dievas užmegs ryšį, su kiekvienu žmogumi Dievas bendrauja skirtingu būdu. Ir tose video, pavyzdžiui, vienas pastorius sakė, kad savo kongregacijos klausė, kiek žmonių kenčia nuo nuovargio, tai labai daug žmonių pakėlė ranką, nes velnias šiuo metu labai atakuoja žmonės su nuovargiu, tai yra vyksta dvasinės kovos. Žinoma, jeigu jūs nesate tikintysis, tas nuovargis gali būti ir fizinė liga, tad būtina pasidaryti bendro kraujo tyrimą ir ypač pasidaryti tyrimą nuo diabeto, nes jeigu troškina, pavyzdžiui, tai gali būti ženklas, kad yra liga kaip diabetas. Taigi, svarbiausia yra melstis bei sakyti afirmacijas, pavyzdžiui, reikia ištarti žodžiais, aš esu sveikas, aš esu labai energingas. Tiesiog tai reikia ištarti kuo dažniau kiekvieną dieną, nes Biblijoje parašyta, tegu silpnasis sako, aš stiprus. Ir svarbu nepamiršti, kad viena diena Viešpačiui kaip 1000 metų, tad kartais reikia melstis, kol pagerėja metų metais, priklausomai nuo to, kokiame visatos sezone jūs esate. Taigi, iš pradžių kalbėsiu apie fizinius dalykus, kaip tapti energingu ar energinga, kurie įtakoja mūsų energijos lygį, o paskui kalbėsiu apie dvasinius dalykus, kurie yra ne ką mažiau svarbus ir būtina jo žinoti. Iš fizinių dalykų tai labai svarbu maisto papildai, nes mūsų maistas jau nebėra toks kaip anksčiau ir mums reikia pasipildyti vitaminais, mineralais, tad būtina turėti maisto papildų. Iš visų jų labiausiai rekomenduoju sea moss, tai yra jūros samanos, nes juos man rekomendavo Dievo žmonės ir moksliškai įrodyta, kad, pavyzdžiui, jūros samanos turi daugiau nei 90% mums naudingų mineralų. Ir taip pat dar ką rekomenduoju, tai elektrolitų milteliai. Irgi man Dievo žmonės rekomendavo tos miltelius. Nuorodas paliksiu apačioje description ir komentaruose, kaip įsigyti. Taip pat svarbu vandens kokybė. Siūlau pirkti aukščiausios kokybės vandens filtrus, nuorodą apačioje. Ir žiemos metu būtinai nusipirkite vitamino D3 plus K2. Vitaminas D, žodžiu, bet geriausia versija yra vitaminas D3 plus K2. Nes mums trūksta saulės, ypač žiemos rudens metu. Taip pat būtina melstis, kad mūsų maistas būtų saugus valgyti ir sveikas, nes šiais laikais tiek prideda visko į mūsų maisto produktus, kad jūs išgriūtumėte iš kėdžių sužinoję. Jeigu norite sužinoti apie tai, koks mūsų šiais laikais yra maistas, nueikite į mano kanalą ir susiraskite pavojai mūsų maiste video. Tad būtina melstis, kad mūsų valgomas maistas būtų saugus ir sveikas valgyti. Taigi, dar kitą kartos, atsiprašau, iš fizinių priežasčių svarbu yra energingas maistas ir dieta. Prašau, pažiūrėkite mano kanale aukštos vibracijos maistas. Dabar pateiksiu, trumpai apibendrinsiu jį, tai pateiksiu šarminio maisto lentelę. Šarminis maistas turėtų sudaryti bent 70–80% jūsų maisto, o likęs maistas gali būti ir rūgštinis. Taigi, svarbiausia stengtis valgyti kuo daugiau žalios spalvos daržovių ir vaisių,
pavyzdžiui, kopūstus, brokolius, avokadus, bei apskritai vaisius ir daržovės. Iš mėsos rekomenduoju jautieną, vištieną be antibiotikų. Reikėtų vengti kiaulienos ir reikėtų vengti per daug pieno produktų. Reikia vengti dantų pastoje esančio fluorido bei dantų skalavimo skysčiuose, nes jis yra toksiškas. Ir aš esu net kažkada radęs medžiagos, kad ši medžiaga buvo naudojama kaip nuodas žiurkėm. Ir galite daugiau informacijos apie tai susirasti įvedę fluoride is rat's poison. Aš paliksiu nuorodą ekrane, kad būtų lengviau susirasti. Pirkite dantų pastą ir dantų skalavimo skystį tik su užrašu fluoride free. Beje, aš perku vaikišką skalavimo skystį, nes jis neturi nei alkoholio, nei fluorido. Ir dabar pateiksiu rūgštinio maisto lentelę, tai yra maistas, kurio reikėtų vengti ir kuris turėtų sudaryti 20% jūsų maisto raciono, nedaugiau. Taipogi iš fizinių priežasčių svarbu pasportuoti, bent jau mankštą kokią padaryti, ar bent jau pasivaikščioti ir pabūti lauke. Beje, prašau, palaikinkit ir subscribinkit mano video, ačiū. Dėl vandens geriausia gerti šarminį vandenį, būna reklamos prekybos centruose. Negerkite vandens iš čiaupo ir aš manau, iš plastikinių butelių irgi nėra pati geriausia idėja gerti vandenį, nes kas ten žino, kiek laiko tas vanduo buvo su plasmasėm kartu. Nusipirkite vandens filtrą. Aš žinau labai gerą vandens filtrą, nuorodą pačioje. Taip pat dar ką norėjau labai svarbu paminėti, vyram yra tokia problema vyrų, nes pavyzdžiui Nikola Tesla, Einšteinas, Maikas Tysonas, Kanye Westas ir daug kitų garsių vyrų palaiko tokią praktiką vadinamą semen retention. Tai reiškia, kad sekso metu reikia užlaikyti sėklą ir neišleisti jos per ejakuliaciją. Į vyro sėklos sudėtį įeina vitaminas B12, magnis, cinkas ir koks sutapimas. Būtent šie vitaminai labiausiai atsakingi už žmogaus energijos lygį. Tad nenuostabu, kad kai vyras po sekso dažnai būna pavargęs arba jeigu žaidžia su savim irgi gali būti nuolatos pavargęs, tai gali išsunkti jėgas, vienu žodžiu, ir seksas, ir žaidimas su savim. Tad reikia vengti masturbacijos ir reikia, jeigu turite žmoną, tai galite bandyti sulaikyti savo sėklą, bet aš nenoriu apie tai daug kalbėti, kažkaip man nepatogu tokiam temam, tai siūlau į YouTube įvesti semen retention mark the messenger ir taipogi galite į Google įvesti how to retain semen, bet ten informacija biški yra ir klaidingos informacijos, vienu žodžiu, tad būtina privaloma tiesiog pasikonsultuoti su urologu, nes galite prisidaryti, jeigu pats viską darysite, jeigu pats bandysite sulaikyti sėklą galite prisidaryti kosmetinių problemų, kosmetinių sveikatos laikinų problemų. Tad žymiai geriau būtina pasidomėti su urologu. Ir jeigu viską teisingai atliksite, tai ši praktika jums tikrai suteiks jėgų, nes kuomet vyras netenka vyro sėklos, jis praranda savo life force ir daug vitaminų, mineralų, bet dar svarbu praranda savo life force. Tad siūlau labai pasidomėti šią temą, įveskite į YouTube semen retention mark the messenger. Dar kas, ką galiu paminėti, tai iš arbatos žymiai geriau vietoj visų žalių arbatų, visų kavų, vietoj jų gerti pipirmėčio arbatą. Jis suteikia daugiausiai jėgų. Kava ir žalia arbata abu turi kofeino ir tai nėra teigiama. Kava turi taip pat rūgštinį pH, kas nėra gerai sveikatai. Reikėtų vengti energetinių gėrimų, tokių kaip Red Bull. Dėl miego tai 7-9 valandos, jeigu trūksta miego, gerkite melatoniną, dėl saulės pabūkite saulėje, nusipirkite vitamino D3 plus K2 ir galima nusipirkti SET šviesos terapiją. Taip pat svarbu pasivaikščioti parkuose, pabūti muziejuose, sporto klubuose, dviračiu pasivažinėti, užsiimti rekreaciją ir panašiai. Dar kas gali padėti vasarą
basom pavaikščioti pajūryje, pavyzdžiui. Aš tipo žolynus nevaikštau dėl erkių, bijau erkių, bet manau, kad pajūryje sveika pavaikščioti tikrai basomis kojomis. Galima, bet nebūtinybė, jeigu finansai leidžia, galima įsigyti aromaterapijos įrenginį. Geriausias kvapas papildyti jėgom, mano nuomonė, yra pipirmėčių kvapas. Dabar kalbėsiu apie dvasinės priežastis, kurios gali padėti jums tapti energingu. Tai visų pirma, afirmacijos. Mūsų žodžiai turi labai didelę galią. Niekada netarkite žodžių aš esu silpnas ar aš esu pavargęs. Visuomet ištarkite žodžiais aš esu labai energingas. Nesiskuskite niekada sveikata, nes mes galime prisikalbėti savo blogą sveikatą. Taipogi radau vieną puikų faktą Normano Peelo knygoje Pozityvaus mąstymo jėga, kad vienas beisbolo žaidėjas Frankas Hilleris ištardavo žodžiais afirmaciją, kuri padėdavo jam atgauti jėgas, kai jis tapdavo pavargęs žaidimo metu. Ta frazė būdavo: bet tie, kurie laukia viešpačio, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. Taigi, dar kas gali padėti, tai cituoti Bibliją. Dar vienas puikus faktas, kurį radau Normano Peelo knygoje, tai vienas geriausių beisbolo trenerių Amerikoje, Knute Rockne, pasakė, kad beisbolo žaidėjas negali turėti pakankamai energijos, jeigu jo emocijos nėra dvasinėje kontrolėje. Žaidėjas turi būti draugiškas kitiem, neapykanta užblokuoja energiją, kaltės ir baimės įtaka žmogaus energijai yra plačiai žinoma. Šių emocijų sukeliamas energijos trūkumas yra labai didelis, tad svarbu susitvarkyti su savo emocijom ir jausmais. Taipogi siūlau nueiti į kokius krikščioniškus susitikimus jūsų mieste, kad pakrauti savo baterijas energiją. Ryšys su Dievu labai svarbu užtikrinant energijos lygį ir tėkmę mūsų kūnuose. Tik nesiūlau eiti į katalikišką, mormonišką ar Jehovos liudytojų būrelius, nes daugiau informacijos apie juos YouTube klipe religiniai melai, nueikite mano kanalą. Tikrai siūlau susilaikyti nuo katalikiškų visokių būrelių, mormoniškų ar Jehovos liudytojų. Taipogi Dievo žmogus Trenijus Henderson man suteikė puikų patarimą, kad nereikia kirpti labai trumpai plaukų, nes plaukai yra svarbus ne tik dvasingumui, bet ir energijai. Biblijoje simboliškai minima, kad Samsonas tapo silpnas, kuomet Delaila nukirpo jam plaukus. Taip pat daugiau informacijos, kad plaukai yra labai įtakingi, dvasingumui svarbus, rasite įvedę į Google "Hair is important spiritually". Vienu žodžiu, mums reikia turėti plaukų ant galvos. Vasaros metu nenešiokite kepurių, nes labai sveika plaukam pabūti ant saulės. Plaukai turi ryšį su saulė, jie kažkaip pasikrauna energiją ar ko. Ten, vienu žodžiu, reikia turėti plaukų ir turėti neuždengti jų nuo saulės. Taipogi man patiko Trenijos Henderson mintis, kad energiją kartais siurbia kitų žmonių demonai. Esmė vienu žodžiu tokia, kad žmonės blogai su jumis elgiasi, erzina jūs, nes jie nekenčia gerų ir sėkmingų žmonių ir jų demoniškos dvasios ieško būdų pavogti jūsų energiją. Problemos sprendimas: nereaguokite, jokių būdų negalima reaguoti į kitų žmonių blogą elgesį su jumis. Nepykite, neatsikalbinėkite, nesiginčykite ir nutraukite ryšius su visais toksiškais žmonėm. Nebent tai vyras ar žmona, tada reikia spręsti problemas. Žmonės turi demoniškas dvasias, jeigu jie nedaro jūsų laimingais. Nutraukite ryšius su visais toksiškais žmonėm ir nereaguokite į provokacijas. Taipogi, kaip jau sakiau, maldos yra labai svarbus, nes santuokiniai santykiai gali būti žalingi jum, meilė galima tik santuokoje. Kas dar padėtų, tai skirkite 10 labdarai, Dievas gali suteikti jums geresnę sveikatą, palaiminti jumis. Svarbu mokėti 10, nors šiuo metu tai taip jau gavosi, kad beveik nepilnai skiriu, vienu žodžiu, aš pats negaliu pamokslauti šitą, iš tikrųjų nuodėmės.
Bet ateityje žadu skirti labdarai labai daug, tad tik laikinai esu sulaikęs šiek tiek dabar labdarą. Taigi nuodėmės, dar noriu paminėti, nuodėmės gali prikurti sveikatos problemų ir atverti duris demonam. Netgi baltas melas ar pletkai, apkalbos yra nuodėmė, tad stenkitės vengti nuodėmių, nes Dievas gali pasiųsti ligas už tas nuodėmės jums. Taipogi demoniški daiktai namie, siūlau pažiūrėti klipą mano kanale, nes demoniški daiktai gali siurbti energiją iš jūsų. Neužsiiminėkite okultizmu, tai meditacijos, jogos, horoskopai, astrologija ir daug kitų veiklų. Neužsiiminėkite okultizmu, nes tai gali irgi atverti duris demonam ir siurbti energiją iš jūsų. Dar baigiant jau, bendri patarimai. Nutraukite ryšius su toksiškais ryšiais ir energijos vampyrais, jeigu čia kartojuosi jau. Taigi, rezimuojant vienu žodžiu, stenkitės panaudoti kuo daugiau patarimų, kuriuos pasakiau, bet atsiminkite, kad viešpačiui viena diena kaip 1000 metų. Nes aš, pavyzdžiui, rinkau kokius 3 metus tos patarimus, kol pagerėjo man būklė. Tad kartais labai užtrunka kova su mūsų ligom. Svarbu nenuleisti rankų, melstis, sakyti afirmacijas, gerti papildus ir esu tikras, kad tikrai pagerės jūsų būklė. Ačiū, kad klausėt, prašau apsilankykit mano svetainę ar YouTube kanale, kur daug informacijos ir medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Dar kartą dėkui, iki.